Taigi sveiki visi į naują video ir šiame video mes ką gaminsim? Mes gaminsim baterijų, kaip sakant, tokį peką. Tai aš čia turiu nusipirkę Samsung kažkokių baterijų, nežinau, 50 eurų išleidau. Ir kur mes tas baterijas dėsim, tai dėsim į savo, kaip sakant, šiukšlynę rastą siurblį. Bet ne tas ten siurblys, kur kažkada tvarkėm praeitam video, bet čia naują radau. Tai va štai taip va jisai atrodo. Čia tipo išmanusis su lazeriu gali surasti vietą viską. Tai mes jį išardom ir pakeičiam bateriją. Čia yra baterijos tas visas pekas. Iš tikrųjų aš čia jau kažkada buvau išardęs, bet įdėjau ne naujas baterijas, o įdėjau senus laptopo, kaip sakant, baterijas, bet tos baterijos ten vos palaiko. Labai iš tikrųjų išudinai laiko, tai pakeisim į tas naujas ir pažiūrėsim, nes mano manymu čia iš tikrųjų apsimoka jam keisti. Nes labai čia tipo pagal mane išmanus dalykas, čia žinai ne su kokia ranka jisai, rankos čia pasinėra, bet jisai išmanus mano manymu, tai pakeisim bateriją. Tai gerai, dabar mes žiūrime į tą bateriją, tai nuolituojam tuos visus laidukus, žodžiu, nuimam tą BMS, bet BMS, tai žodžiu, tiesiog čia mikroschema, kurį palaikys baterijų lygią įtampą, kad didelė srovė per jos nepereitų, nu žodžiu, apsaugus tas baterijas, kad nesusprogtų, tiesiog nežinau. Tai nuolituosim ir pridėsim prie tų baterijų, taip tęsim. Bateriją jau turim nuolituotą, tai dabar ką padarom? Dabar padarom tokią pat, kaip sakant, baterijų peką, tik su šitom naujom baterijom. Tai gerai, dabar toks progresas, baterijas jau beveik sulitavau, nu jau viską sulitavau, dabar tik beliko uždėti tą BMS ir prilituoti viską prie jo. Aš jau turiu užvyniojęs izoliaciją ir įdėjęs tą dėžutę, tai dabar dedam į siurblį ir turėtų kaip ir veikti, bet aišku tos baterijos įsikrovusios iki 3,5 volto voltažo ten, tai mums reikės iki pilnumos pakrauti ir tada pažiūrėti, kiek tos baterijos laikyti, bet manau daug daugiau laikys nei čia tos mažos. Tos mažos naujos buvo 2200 mAh, o laptopas buvo 2015 metų, tai čia aišku tos baterijos jau taip nusekusios, kad jos ten vos palaikė ten tą siurblį ir aišku jam daug srovės reikia tam siurbliui apie 5 amperus, 7 amperus ant piko, pavyzdžiui, ten tai kažką labai daro. Tai va, užtat reikėjo tas baterijas pakeisti. Dabar pakeičiu, tikėkimės gerai laikys, tai įdedam atgal į siurblį ir žiūrim. Starting to charge.
Tai gerai, siurblys jau buvo pajungtas, pakrautas iki 97 procentų ir buvo ant pačio didžiausio režimo, tai turbo režimo pajungtas, kad prasiurbtų. Tai, kaip sakant, štai nuotrauka, kaip prasiurbė, kokią ten vietą ir kaip ten prasiurbė ir kiek procentų liko, kiek ten liko. Gal neprisimenu, ant tos nuotraukos pamatysit. Tai gerai, kad pakeičiau tas baterijas, nes tos, tai palyginus su tom baterijom, tai tos iš vis nieko nelaiko. Tos ant standartą, tai čia žiūrėkit, koks būna. Būna silent modas, tai ten kol vos ten siurbė, ten iš vis tiesiog važinėja ir atrodo likšluoja. Tada būna standarto modas, nu tas, kaip sakant, režimas, ir tada būna medium režimas, ir tada turbo režimas. Tai tas ant standarto režimas su anom senom baterijom vos išsiurbdavo tokį patį plotą, kur dabar anas įsiurbė ir liko kiek ten procentų, 7 gal kažkiek, net neprisimenu. Tai va, tai gerai, kad pakeičiau, nerekomenduoju ten tų baterijų lituot, bet jeigu nieko neturi, tai lituokit tas baterijas, geriausiai tai su nikelio tentais. Ir tikiuosi, kad patiko šis video, jeigu taip spaudžiam like, dislike, komentuojam, prenumeruojam. Ir atsiprašau, kad taip ilgai nekėliau, bet aš nežinau dar čia kaip bus, nes aš ir kalviauju, ir su elektra. Aš aišku galiu įtalpinti ten viską, nes Vytautas iš tikrųjų nėra, kad jisai ten darbas. Loja, darbas, nes Vytautas prie telefono prasėdė apie 5 valandas. Tai aš galėčiau įkelti, aš pasistengsiu irgi kelinėti kas savaitę, bet aš nepažadu, kad kas savaitę čia kelsiu. Nepažadu, kad kas savaitę bus, kas savaitę tai sunku. Tai va, tai tikiuosi, kad patiko šis video ir sutiksime kitame.